Sveiki, aš esu Sigitas, DocLogic Core produkto vadovas. Jeigu žiūrite šį video įrašą, ko gero žinote, kad nuo 2024 m. rugsėjo 1 dienos e-sąskaitą sistemą keičia nauja, moderni sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema SABIS. Taigi, atsižvelgdami į pokyčius ir klientų poreikį sumažinti informacijos dubliavimą, sukūrėme SABIS ir DocLogic Core integraciją, skirtą perkančiosioms organizacijoms. Šiame video jūs supažindinsiu su pagrindinėmis integracijos funkcijomis ir parodysiu, kaip tai veikia DocLogic sistemoje. Jeigu kiltų klausimų ar norėtumėte plačiau aptarti integracijos galimybės, tai kviečiu jūs susisiekti su savo DocLogic vadybininku jums įprastais būdais. Taip, prieš pradedant naudotis integraciją, DocLogic sistemoje reikės paruošti konfiguraciją, tai yra gauti prisijungimo duomenis ir juos nurodyti SABIS konfiguracijoje, nurodyti, kokie DocLogic ir SABIS sistemų formų laukai bus susiejami, tai yra padaryti tą vadinamą mappingą, tuo pačiu išlaikant galimybę, jeigu jau naudojatės sąskaitas vedate sistemoje, tai bus palikta galimybė jau naudojamos formos laukus priskirti SABIS integracijos laukams. Taip pat galimybė išsaugoti pagrindinę sąskaitos eilučių informaciją, tai vėlgi bus galima nurodyti tuos pagrindinius laukus ir susijęti su SABIS sistemos laukais, bei nurodyti, į kokią bylą turi būti išsaugoma atkeliavusi į DocLogic per integraciją sąskaita. Taip pat bus galimybė ir nurodyti bei automatu paleisti procesą. Tai šį scenarijų taip pat pabandysime peržvelgti, rodydami integracijos galimybės. Taigi, pirmas scenarijus būtų rankinis. Klientams palikome galimybę rankiniu būdu DocLogic valdyti ir keisti SABIS būsenas. Tai pirmiausia, pradėkime nuo to, kad tiekėjai turės pateikti įmoniai, perkančiai įmoniai sąskaitą, užpildyti ją SABIS sistemoje, užpildyti tuos pagrindinius duomenis, sutarties numerį, sąskaitos numerį, datą ir taip toliau, pridėti eilutes, nurodyti eilučių informaciją sąskaitos, bei pagal vėlgi poreikį pridėti ir patį dokumentą. Tai šiame scenarijuje sąskaitą aš jau esu susivedęs ir išsaugojęs, tai pateiksiu ją perkančiai organizacijai. Galima palikti komentarą. Taip, dabar DocLogic sistemoje turėsime sulaukti per integraciją atkeliaujančios sąskaitos. Sąskaita turi susikurti ir pasileisti automatu procesas. Taigi, laukiame, kol prasisuks servisai. Patikrinsime, ar sąskaita susikūrė. Taip, patikriname. Matom, sąskaita įkritusi. Startavęs automatiškai procesas, informuojantis atsakingą asmenį, kuris dirbs su sąskaitomis, ir pagal šį scenarijų rankinį atsakingas asmuo turėtų tvarkyti tą sąskaitą, tai yra peržiūrėti, grąžinti tikslinimui tiekėjui, atmesti, jeigu tai ne mūsų įmoniai skirtas dokumentas, ir priimti, jeigu sąskaita yra tinkama. Taip, šiuo scenarijumi tada pirmiausia būseną keičiame į tikrinti. Taip, matome, kad sąskaitoje būsena pasikeitė į tikrinamą ir nukeliavo į SABIS sistemą. Tai būsena pateikta buvo, dabar pasikeis turėtų į tikrinamą.
Toliau, o tikrinama būsena, sekanti, einanti iš eilės būsena yra patvirtinta. Vėlgi, sąskaitas tvirtinantys asmenys šioje vietoje gali tiek grąžinti tikslinimui, tiek atmesti sąskaitą. Tai mūsų atveju imkime scenarijų, kada grąžinama tikslinimui, tai yra tiekėjui. Tiekėjas tokiu atveju gali pakoreguoti laukus ir grąžinti atgal su pakoreguotais laukais pirkėjui. Tai paspausim grąžinti tikslinimui, matome pranešimą, kad pastaba yra privaloma, įrašysime pastabą ir grąžiname tikslinimui. Taip, sąskaitos būsena pasikeitė grąžinta tikslinimui, galime patikrinti SABI sistemoje. Buvo tikrinama, dabar turėtų pasikeisti. Taip, grąžinta tikslinimui. Tiekėjas gali tokią sąskaitą paimti ir redaguoti. Sakykime, buvo blogai nurodyta data, pakeisime į kitą, išsaugosime ir vėl pateiksime pirkėjui. Taigi šioje vietoje vėl DocLogix integracija turėtų suveikti ir tą sąskaitą atnaujinti DocLogix sistemoje. Tai inicijuotas procesas. Vėlgi sąskaitų atnaujinimo procesas sukurtas DocLogix'ui galės būti paleidžiamas nustatytų laiku. Tai yra, sakykime, kas pusvalandį, kas valandą, ar esant poreikiu ir dažniau, tam, kad atnaujintų būsenas. Ir tuo pačiu sukurtų ir naujai įkritusias sąskaitas. Tai patikriname dabar DocLogix sistemoje, ar šioj sąskaitai pasikeitė būsena. Taip, būsena vėl pasikeičia į pateiktą ir mes galime vėl savo ruoštų tvarkyti tas būsenas ir galiausiai patvirtinti bei priimti apmokėjimui. Šioje vietoje gal paminėsiu, kad po kiekvienos tos būsenos, kada yra sąskaita tikrinama, tvirtinama, galima grąžinti tikslinimui tiekėjui, galima sąskaitą atmesti arba dar atlikti tam tikras papildomas būsenas, apie kurias čia plačiai turbūt nepasakosiu. Tai galima grąžinti sąskaitą tikrinimui, tai savo organizacijos viduje. Ši būsena galbūt netgi, sakyčiau, daugiau yra skirta, kai sąskaita apdorojama SABI sistemoje. Taigi, šioje vietoje mes sąskaitą priimam ir tuomet, kada sąskaita jau yra priimta, sąskaita tampa tarsi užrakinta ir šioje vietoje jau negalima nieko su ja kito daryti, kaip tik tai apmokėti ir pakeisti būseną į apmokėtą. Tai dabar galim dar patikrinti, ar ta būsena atkeliavo į SABIS. Būsena turėtų pasikeisti į priimtą. Kaip matote, istorija taip pat fiksuoja SABI sistemoje būsenas. Ir būsena po apmokėjimo sąskaita yra užbaigiama DocLogix sistema, tai yra užbaigiama su ją dirbti ir tas administruojantis asmuo, kuris dirbo su sąskaita, ją tiesiog patvirtina. Patvirtiname, sąskaita užsiregistravo, įsirašė registracijos duomenys ir šioje vietoje procesas yra baigiamas. SABIje galime taip pat patikrinti, ar būsena pasikeitė į apmokėtą. Taip, būsena pasikeitė, kaip matom, taip pat neliko ir jokių funkcijų tą sąskaitą tvarkyti, redaguoti ir taip toliau. Tai apie rankinį būsenų keitimą būtų tiek trumpai. Dabar pamėginsime apžvelgti dar vieną galimybę DocLogix sistemoje, kurią sukūrėm savo klientams. Tai yra galimybę būsenas apdoroti naudojant DocLogix tvirtinimo procesus. Taigi, jeigu jūsų organizacija naudoja
procesus. Tai šioje vietoje galima būsenas ir būsenų pasikeitimus bei integracinius taškus sukonfigūruoti jūsų naudojamame procese. Tai apžvelgsim štai tokį procesą, kada sąskaita sukuriama tiekėjo vėlgi SABI sistemoje, įkrenta į DocLogix sistemą per integraciją, startuos automatu štai šis procesas, jį taip pat pakeisime SABIS konfigūracijoje. Ir pagal mano tą paruoštą scenarijų tai galėtų būti toks, kad pirmą užduotį gaus atsakingas asmuo administruojantis sąskaitas, kuris turės nurodyti atsakingą asmenį tvirtinantį tas sąskaitas. Tai vėlgi susikurkime sąskaitą, šiuo atveju aš vėlgi pasiruošiau, susikūriau iš anksto, sukūriau kelias eilutes, sukūriau priedus ir galime pateikti pirkėjui. Pateikėme pirkėjui, šiuo atveju DocLogix vėl suveiks integracija, integracinis servisas ir sąskaita turėtų susikurti DocLogix sistemoje, analogiškai kaip ir rankiniu būdu. Taip, matome, įkrito sąskaita, susikūrė tie duomenys, kurie buvo pateikti iš tiekėjo SABI sistemoje, tai tie pagrindiniai sąskaitos duomenys, susikūrė tuo pačiu ir eilutės. Štai galėsime pasižiūrėti ir su savo duomenimis ir attachmentas, ta pridėta sąskaita. Taip, tai pirmą užduotį gauna administruojantis asmuo, turėtų nurodyti atsakingą asmenį, šiuo atveju aš įvesiu, kas tas yra atsakingas asmuo, išsaugosiu ir atliksiu užduotį. Matome, būsena yra pateikta, niekas šioje vietoje dar nepakito ir būsenos nekeičiamos. Po to, kai priskiriamas atsakingas asmuo, galėtų būti ta būsena keičiama įtikrinti. Tai šiuo atveju taip yra realizuota mano pateiktame procese. Matome, užduotis susikūrė atsakingam asmeniui nurodytame sąskaitos formoje ir šiam reikia atlikti sąskaitos tvirtinimą. Kaip matom, būsena taip pat pasikeitė į tikrinamą, tai galim patikrinti ir SABIS sistemoje. Kaip sakiau, čia jau būsenos ne rankiniu būdu keičiamos, o yra integruotos ir sukonfigūruotos procese. Taip, tai tvirtiname sąskaitą, šiuo atveju galime sąskaitą vėlgi, kaip minėjau, tiek atmesti, jeigu tai ne mums skirta sąskaita ir tuo procesas šios sąskaitos baigtųsi tiek DocLogix sistemoje, tiek SABI-je. Tai šio scenarijaus nerodysiu, rodysiu vėlgi tą grąžinimo taisymui scenarijų. Tai įvesime pastabą, kad grąžiname taisymui. Ir sąskaita per integraciją grąžinama tikslinimui į SABI sistemą tiekėjui. Patikriname, ar tiekėjas gavo. Taip, matom, būsena vėlgi pasikeitė grąžinta tikslinimui, prisidėjo komentaras atkeliavęs iš DocLogix sistemos. Ir šiuo atveju galime vėl sąskaitą pakoreguoti, sakykime, mokėjimo terminą pakeisime. Saugome ir vėl pateikėme pirkėjui. Taigi vyksta vėl integraciniai procesai, DocLogix'e sąskaita turėtų netrukus vėl susikurti.
galime patikrinti. Taip, kaip matome, sąskaitai vėl buvo startavęs automatu procesas, kuris jau tiesiai atsakingam asmeniui paskyrė užduotį patvirtinti sąskaitą, tai yra vėl grįžome į tą tašką, kada reikia sąskaitą tvirtinti, būsena šiuo atveju tikrinama išlieka ir kai sąskaitą jau patvirtinsime, turėtų pasikeisti į patvirtintą. Tai šiame žingsnėje padarysime patvirtinimą. Taip, matom, sąskaitos būsena pasikeitė į patvirtintą. Sabyje patikrinsime, ar atsinaujino. Iš pateiktos tapo patvirtinta. Na ir DocLogic'e sekantis proceso žingsnis tai yra jau priimti sąskaitą. Priimti ir, kaip minėjau, prieš tai rankiniame tvirtinime po priėmimo sąskaitos jau koreguoti negalime, ją galime tik apmokėti. Tai dabar esame šiame proceso žingsnėje. Parodysiu diagramai, kur tai atrodo, kurioje vietoje esame. Na ir kaip minėjau, irgi galime atmesti, grąžinti tikslinimui arba patvirtinti. Taipgi, po priėmimo sąskaitos būsena turi keistis į apmokėtą. Dar nepaminėjau, kad Sabyje yra labai svarbus tas būsenų eiliškumas. Keisti ten, sakykime, į kažkokią tai peršokti žingsnį, nepriimant sąskaitos ir norint ją tiesiog apmokėti, to nepavyks padaryti. Šiuo atveju, kai bus konfigūruojami procesai, reikia tiksliai žinoti tą eiliškumą ir sudėlioti žingsnius. Rankinėme apdorojime to žinoti nereikia, rankinėme tas yra padaryta automatu. Taigi, po patvirtintą sąskaitą priimsime. Tai būsena pasikeitė į priimtą. Kaip ir minėjau, šiuo atveju jau atmesti negalime. DocLogic'e taip pat realizuota procese, kad tos sąskaitos negalėtume atmesti. Ir užduotis galėtų nueiti buhalteriui, kuris po apmokėjimo atlikimo atliktų tą užduotį DocLogic'e ir Sabyje savo ruoštų pasikeistų būseną į apmokėtą. Tai dar kartą patikrinsim, turėtų būti dabar būsena priimta. Tai būsena priimta. Ir DocLogic'e atliekame apmokėjimą. Tiksliau atliekame užduotį apmokėti, būsena pasikeičia į apmokėtą, Sabyje taip pat ta būsena turėtų pasikeisti. Apmokėta ir šiuo atveju procesas užbaigiamas. Taip, ką dar norėčiau paminėti, kad atsižvelgiant į scenarijus, tikrai tuos procesus galima sukonfigūruoti prisitaikant prie kliento jau naudojamo esamų procesų. Tai manytume, kad nebūtų kažkokių tai didelių iššūkių mūsų diegėjų komandai. Ir ką dar noriu paminėti, tai kad yra papildomai sukurtas funkcionalumas tiekėjui sukurti, jeigu tokio pagal tiekėjo registracijos kodą DocLogic sistemoje nerandama. Tai integracijos metu bus atliekamas patikrinimas ir jeigu tiekėjo tokios integracija neras, tai per integraciją bus sukūriamas tas tiekėjas ir priskiriamas sąskaitai. Tikiuosi, kad šis video padėjo jums geriau suprasti, kaip veiks integracija tarp DocLogic ir Saby sistemų. Jeigu norėtumėte turėti tokią integraciją savo sistemoje, tai kviečiam susisiekti su savo DocLogic vadybininku.
Mielai aptarsim visas detales ir atsakysim į kylančius klausimus, o dabar dėkoju už dėmesį ir linkiu gražios dienos.